kad badų nebūtų badų, reiškia, tai jeigu, kadangi varniniai lenta ir mėsą, ir uogas, viską visaėdžiai jie yra praktiškai, tai grafikos skyriaus vardu linkime tau, reiškia, kad ir klubų medžiotojų vardu, kad tu gyventum kur kas daugiau negu čia yra tų vyšnių, žinok. O vyšnių čia yra nemažai, tikrai jų yra gerokai daugiau negu 80, tai skaičiuok, reiškia, ir būtinai. Ir vienos ar kitos pusės kolegos sveikina, moterį bušuoja, rašto teisė. Moterų didžiausiai nėra. Ačiū labai Dainykui Paškauskui, kaip greitai parašyti pasveikinimą grafikoje. Kavinės Postscriptum diskusijų klubą. Labas visiems. Jonas yra ne tik istorijos, bet ir vienas iš aktyviausių klubo narių. Tas klubas yra toksai Laikinoj dabar vietoje įsikūręs Postscriptum. Centriniam pašte arčiau Vilniaus centro jau nebėra vietelės. Ir tada keletą suvenyrų mes norėtume įteikti. Mečislavas Sakalauskas visiems iki skausmo žinomas mūsų fotomenininkas įteikė gėlytę ir juos. Ačiū. Aš kaip rezidentas gerai, aš kadangi pirštystą žinau, Žinai, kaip reikia. ant dešinės pusės turi būti mazgas, ant dešinės pusės. Geležinė taisyklė, ant dešinės pusės. Tai Bajorų sąjunga Postscriptum nutarė. Sveikiname Joną Varną su garbingu jubiliejum ir suteikėme jam kavinės Postscriptum diskusijų klubo garbės bajoro titulą. Jam suteikiamos įvairios privilegijos ir teisės. Tai O žemės kiek? Žemės kiek? Lietuvos karalystė, neskubėsiu žemės, Lietuvos karalystė, Vilnius 2016-07-06 ir nuo šiol jau jūs vadinsim ne Varnas, o Varnavičius. Ir jūsų gelbėčiai yra. Ir čia atėjo kartus iš Karališkosios bajorų sąjungos ir kunigaikščių patreikiai. Renesanso šokėjėliai, mūsų vadovė ir karalienė, bet aš svarbiausia pasakyti, kad aš esu žvėrinėtis, gerbėjas žvėryno, paukštyno, varnų labai daug ir pas mūsų žvėrynė, bet žymiausias iš varnų, varnėnų ir varnų kilmės yra Jonas. Mes jį sveikiname. Gal mūsų prezidentė, mūsų vadovė pasakyti? Žodelis toks, kad jūs tikrai per jaunai atrodote. Galima įsimylėti. Visi nori mane pasenti. Aš nesu, gal daugiau net bus kaip 50. Galvoju, kad matysi 100. Dovanoja Paspausk, kad jau nepavyko. auksinės monetos gana sunku tikrai auksinės. Dabar ir dar Jonas Nestumkite iš Palaviškiuką. Valerijono nenustumkite. Sakyk, dabar tu baig šnekėt. Tai dar noriu įteikti Jonas Načiūnas, mūsų žinomas filatelijos kolekcininkas. Taip, ačiū. O dabar čia viso klubo mūsų veiklos yra diskelis, kur yra visas mūsų klubas, mes jau egzistuojam 10 metų, tai yra visa vaistinė medžiaga apie klubą. Ir čia autografam yra vokai. Oi, ačiū.
viskas priduodu. Labai seniai. Dabar gerbiamas namų kanclerį Vitalijai atiduodu. Pasiklausom, ką pasakyti. Čia yra valerijonų išleista knyga apie jį. Valgomas. Specialiai valgomas. Kas čia iš jūsų kepė? Čia mūsų kulinaras yra. Yra kulinaras gal. Yra, kuris norėjo atsikąsti, bet gerai, kad greitai įlipti. O, čia tikrai fainas yra. Tai mato dabar ką. Marta perskaitys. Prašom skaityti. Ištirp šitas daug. Neištirp. Aš šaltas vyras. Oi. Mikrofoną nereikės rekorduoti. Dabar Jonai mūsų, kuris esi tarp mokančių piešti, teesie garbingas tavo vardas, teesie tavo valia humor sapiens gentyje. Kasdieninės humoro palaimos daug mums šiandien ir atleisk mums už surūkusią nuotaiką, kaip ir mes atleidžiame kitiems rauktakakčiams. Sveikas Jonai, malonės pilnasai, puiki šeima su tavimi, tu pagirtas tarp vyrų ir pagirti tavo kūriniai. Nuostabiųjų kūrinių Dieve, melsk už mus nemokančius taip piešti, dabar ir visados. Nuo nevykusių karikatūrų gelbėk mus Jonai. Garbė tau ir tavo žmonai ir visai šeimai, įskaitant ir Ošpiją. Tikim į Joną, galintį surauktose veiduose įžiebti šypsenos blyksnį. Tikim prasidėjusį ne iš Šventosios dvasios, Radviliškio rajone. Tikim dėmesį karikatūristu, kuris kentėjo gyvenimo kryžkelėse, buvo prikaltas prie santuokinio gyvenimo ir kūrybos. Tikim į Jono kūrybą, į menininkų bendravimą, blaivų prisikėlimą po balių ir amžiną laimingą gyvenimą su mūsų Jonu. Sveikiname didį šypsenų meistrą, linkime ir toliau laikytis tų pačių principų. Gyvenu, bet nesenstu, valgau ir nestovėju, kuriu ir kūrinėju. Kauno šaipokai plus viena šaipokė. Ačiū. Ačiū studijom. Gal dabar taip padarėm. Gerai. Ačiū priklausome. Einam aš dabar. Dabar taisyka būtų. Ir dabaris prasidės. Kiek ilgai dar šnekėsim ir visi įsivaikščioti. Prašom žirklės ir padaryti iškilmingą atidarymą. Ne, aš Iš dešinės. Žinoma, kirpk tą foliją. Kirpkit. Nuimam šitą Jonai tada. Jonai, šitą nuimkit. Šitą, Jonai, prašom nutraukti pradžiai. Aš jau taip padariau ir man užtenka. Jeigu tada aš šitą nuimu. Galima sveikinti, Jonai. Galima toliau sveikinti. O tu esi tas pirmas žmogus iš meno, kurį sutikau Vilniuje, nužemęs. Aš neįtraukiau į meną. Taip, tu neįtraukiai. Ir dabar Jonai tau yra klausos. Jonai skrip. Parodyk aplink. Jonai skrip. Tai Jonas jaunas yra vėžalinės radijos pradininkas Lietuvoje. Jonas Vėlinės pasaulio. Labai kiek trumpai pašnekėjau. Labai, ačiū tau, Arminai. Aš sveikinimą, kad taip pat Pirmą kartą gyvenime šitaip pasišnekėjau. aš sužadėjau porą laikų. Kas paėmė?
Bet tu esi jau angelas, sargas ir apie tavęs to nebuvo. Tu jau kur nors. Aš viską žinau, aš viską žinau. Atrodė šiaurodė, bet spėtų neturėjo rodė, bet valdėjai auksaminė pičinė. Jam jogai. Šitas medinė koja kalbėjo brėdis. Tai va autorius. Brėdis geležinė lazda. Ačiū, kaip žiniakai, visokius. Yra gerai. Nes šitą gėrimus nešakį negalima. Sveiki. Labą dieną. Čia dar mes su juo čia kabinam. Kabinam. Tai ką pasakysiu, ponai, savo napai. Ai, nori šitą. Nu, palievokit dabar. Visko pilna. Valstybinės šventės proga leiskite paspausti jums ranką. Ir čia yra mano paskutinis darbas. Asmeniškai užaugintas. Viduje dar susiekti. Viduje yra tau. Pasisiekt galėsi. Labai gražu reikia pasakyti. Proga puikiai yra.
Ir aš valgiau. Ir jau jo nebėra, vadinasi tikrai skanu. Nenusimėti nieko. Nenusimėti niekur. Arba skanus, arba labai Jis mažas. pasklis po visą Lietuvą. Gali būti, bet labai greitai buvo labai mažas. Labai skanus, bet labai mažas. O gali būti labai neskanus ir labai didelis. Nevyko, negabaliuko. Liko grafitas. Pati šerdis liko pirmų. Širdis, aš viską suvalgiau, tą viršų. Tas cibukas liko šaras paėmė. Patys cibukas. Gerai. Tai va, cibukas turi du cibukus. Vienas pilve, kitas žemiau pilvų. Šniko yra rašinėtis. Jonai, tiem pasakiau, kad pasidomėtų jūsų biografija. Jie iškrito. Kam reikia? Jie iškrito. Tai galima sakyti, savo vaikais žinojo, kad jis buvo knygą užrašė ir pats važiavo dabar sako, Jonai, būtinai Tai važiavo jo. Tikrai važiavo. O jaunuolis važiavo į pamokas. Moskovskis komsomolės traukinys. Bet Jonai, kartą valgiau, Jonai. Aš apakau ir sakau, Bet grįžti tau reikės visai nieko. Dabar lasdelę gali turėti, jau baltą. Tas jau baltas. Nu viskas. Ką prieš tai sakiau. Lygiai taip pat. Jau praėjo savaitė ir vis tiek. Tvardo paroduos, kad čia valgy, kad po nosį turi. Ne, pas žinai, kaip buvo. Vienas iki per vestuvės. Žinai, visi užtvartą kaime. Ir vienas nubėgo, ten matė vyrai, supranti, kai jis užtvartą nubėgo, jis atsitupė. O ten rastas, žinai, pakeltas aukštai. Netvartas ant klojimo. Kaip ant akmenų pakeltas, jis matosi apačiai, jis tik atsitupė. Tas šiurpiai pačiai. Tas per padarė, taip paprastai pažiūrė. Jėzus, jau pačiai, kur buvo. Į vidų įtraukė. Tikras atvejis jo. Tas dalykas. Jeigu dar... šitam Žiemos rajone, Kazane. aš noriu su Jonu Kazanė? Kazanė? Aš mokiausi ten viduriniai, pas mus nebuvo vidurinės. Jūs jau, tada aš noriu su Jonu išsiaiškinti biografiją. Ai, čia kas yra Kazan, kas yra Zina. Ką jis žino, ką jis daro, jį nieko nežino. Aš maniau, kad